Šeštadienis 12 nakties viename iš kaimelių batutą atvežė. Ramiai žino. Čia vaikai išdažyti. Ai, yeah. Reikės pinigėlį mest. Daug stresų. Nice. Įdomu. Aš noriu nueiti tą šabakštyną pažiūrėti, kuom ten patepta. Nes jeigu ne medum, tai nesuprantu, kodėl jie visi čia susirinko. Kažkoks festivalis ar kažką. Tai va čia šventykla, kaip suprantu, ir aplink ją tiesiog atvažiavę pilna įvairiausių prekeivių ir žmonėms tai yra pramoga didžiausia. Čia saldumynai, kukurūzai, įvairiausi dalykėliai. Einu į kairę kažkaip. Toks jausmas, kad prieš srovę variau. Labai daug kiniško stafo. O tie sidabriniai vaikai tai buvo paprašaikos. Man peršasi mintis, kad jas tėvai ištepė. Nes, atėjo, aš ten jam daviau banknotą ir po to prisistato iškart tėvas rankoj besinešantis labai mažiuką vaiką. Tai aš iš karto taip auslytę nesuportino tokio išnaudojimo vaikų. Jis pasiėmė mažą vaikutį ir prašinėja pinigų su juo rankose. Man tas netinka. O dabar užeinu į šventyklą, pasižiūrėti, kas čia gero. I'm sorry, do you speak English? What is going on over here? It's kind of a fair. Oh, it's a fair, like a market. Yes. And here, what's going on here? Kad šitas dalykas pas juos vyksta vieną kartą per metus. Ir man nuskilo proga jame sudalyvauti. Nieko nesuprantu, bet labai įdomu yra. Man yra misija išsiaiškinti, ką reiškia tas varpo dūžis, nes visi praeidami daužia varpą ir ką tas simbolizuoja, nes jisai tas
turi kažkokią greičiausiai sakralinę reikšmę. Blizgučiai, gal reikia nusišaut kažką blizgančio. Is it only for girls? Yeah. Dar. Blizgučiai tik tais moterims, man jie netinka. Čia vėl nusiaunu batus. Kas čia vyksta. Čia filmuoju viską vienu teiku. Viskas yra kaip yra. Yra taip, kaip yra realybėje. Nesuvaidintas chaosas, nesuvaidintas emocijos. Nu man čia ir nuskilo. Tiesiog variau pavalgyti į spotą į miestą. Ir pričiupo mane vakarėlis. Oho, čia ir šetoną turim. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad čia nors ir mūgė ar kažkokia šventė, kuri vyksta vieną kartą per metus. Jokio alkoholiu čia nekvepia. Nėra apsvaigusių žmonių. Visi pasipuošę, visi nuostabiai atrodo. Net vaikai papuošti. Geras. Bišas tik vos nesovė savo galvą. Jo, ir čia žodžiu sugužėjo visokio plauko prekeiviai. Suprantama, kaip ir kiekvienoj mūgiai.
kaip ir kiekvienam žmonių sambūrė. Pastovėsiu čia, kol pravažiuos. Čia toks chaosas, hebra. Viskas grįžtu prie savo motociklo ir su viltimi, kad galėsiu pravažiuoti, nes čia vis dar nemažai transporto priemonių, mašinos čia prasilenkti iš vis negali. Ir eismo krypties niekas nekontroliuoja taip pat, tai va.